Tikrasis Optimus Prime iš Transformerių vis krisdavo tiesiai į tą vandens telkinį. Taigi atsinešiau savo milžinišką magnetą, kad čia pat išbandyčiau magnetinę žūklę ir sužinočiau, ar tai tiesa, ar melas. Ir dabar jau kažką pagavau. Pagavau kažką didelio ir sunkaus, kas panašu yra sunkvežimis. Deja, vaikinai, pažiūrėkite po manimi. Šis tiltas ant žemės, ant trigubis sunkvežimio ratai ir atrodo, kad Optimusas tiesiog įvažiavo į tą vandenį. O dabar galiu pabandyti jį ištraukti. Bet pažiūrėkite, ką pamačiau internete. Tai atrodo kaip tikras Optimusas Prime'as, besitransformuojantis į sunkvežimį. Ir jį persekioja policija. Taip, vaikinai, šį sunkvežimį, šį gražų sunkvežimį seka policija. Ir tada pažiūrėkite, kas nutiko. Matome, kad sunkvežimis paniro po vandeniu. Tai beprotiška. Ir dabar tikrasis Optimusas Prime'as gali būti ant vandens. Ei. Žiūrėkite. Ką? O dieve, negali būti, vaikinai. Ar tai ranka? Ar tai Optimuso Prime'o ranka? Tai tikrai taip atrodo. Tai tiesiog beprotiška, vaikinai. O dieve, vaikinai, tai taip neįtikėtina. Tai beprotiška. Pažiūrėkite, kokia ji didelė. Ji didesnė už mano ranką. Ir ji atrodo kaip tikra Optimus Prime ranka. Taigi visa tai gali būti tiesa. Tikrasis Optimus Prime vaikščiojo tame miške ir tada netyčia pateko po vandeniu. Taigi turime tęsti žvejybą su magnetu, kad jį sugrąžintume. Galbūt Optimus Prime iš Transformerių mums reikia mūsų pagalbos. Tad meskim magnetą. Gerai? Nežinau, ar Optimus Prime vis dar gyvas, bet jis vis dar yra po vandeniu ir jam gali reikėti mūsų pagalbos. Ne, vaikinai, atrodo, kad mano magnetas užstrigo. Galbūt mes užkabinome visą sunkvežimį ir jo neįmanoma ištraukti iš vandens. Aš per silpnas. Taigi, aš panaudosiu kitą savo pikapą, kad ištraukčiau tą daiktą iš vandens. Taigi, ištraukiam jį. Pirmyn, vaikinai! Dabar mums reikia pritvirtinti virvę nuo mano magneto čia. Jam gali prireikti mūsų pagalbos. Jis eina būtent tą kryptimi. Galbūt todėl, kad jis bėgo nuo Decepticonų, o gal tai visai netiesa. Bet mes turime tai išsiaiškinti. Gerai? Užriškime čia tvirtą mazgą, o dabar pirmyn. Pirmyn, taip, juda. O dieve, kas tai? Tai beprotiška, vaikinai. O dieve, tai tiesiog neįtikėtina. Šoninė sunkvežimio dalis, kuri yra mėlynos spalvos ir ji turi raudonas liepsnas. O dieve, vaikinai, taip, tai yra šoninės sunkvežimio dalies durys. O dieve, pažiūrėkite, kaip stipriai jis sugadinta. Bet vaikinai, tai tikrai buvo sunkvežimis, kaip matėme tame išpopuliarėjusiame vaizdo įraše. Taip, tiesiog pažiūrėkite. Tikras sunkvežimis buvo persekiojamas policijos. Ir tada, o dieve, tai beprotiška, jis tiesiog įkrenta į vandenį. Lygiai toks pat sunkvežimis. Taigi galime manyti, kad šis sunkvežimis yra Optimus Prime. Ir jie rado jo dalis. Ranka. Ir ji yra mėlynos spalvos su raudonomis liepsnomis. Tokios pačios kaip sunkvežimio šoninė dalis. Kaip visos šios dalys yra labai sugadintos. Taigi, Optimus Prime galbūt su kažkuo kovojo, o gal jis netyčia nuskendo? Ir dabar jis gali būti miręs. Vis dar turime mesti magnetą, kad sužinotume daugiau. Transformeris sunkvežimis gali būti sudaužytas į gabalus. Taigi, turime suprasti, kas čia įvyko. Ir dabar jaučiu kažką. Tai nėra taip sunku, kaip mūsų ankstesnis radinys. Bet kas tai? Daiktas iškyla iš vandens. O dieve, vaikinai, tai Optimus Prime kardas. Tiesiog pažiūrėkite į tą daiktą, vaikinai. Tai legendinis dalykas. Tai ne šiaip koks kardas. Tai labai galingas ginklas kovoti prieš Decepticonus. O dieve, aš toks galingas. Toks pat kaip Optimus Prime iš Transformerių. Taigi aš galiu kovoti su šiais Decepticonais. Kodėl manai, kad jis buvo po vandeniu? Taigi Optimus Prime kovojo su kažkuo. Taip, mes matėme tą vaizdo įrašą, tą virusinį vaizdo įrašą, taip, tai Optimus Prime miške. Ir tada žiūrėk, jis su kažkuo kovoja. O dieve, taip, bet kas tai? Ar tai Optimus Prime priešas?
Kas tai buvo? Bet jis nenaudojo kardo. Jis parbloškė jį savo galingomis rankomis. Bet kas nutiko toliau? Turime toliau mesti magnetą, kad išsiaiškintume, nes mums reikia daugiau radinių, kad užbaigtume savo tyrimą ir galbūt surastume. Ir galbūt surastume visą Optimus Prime. Taip, ši žemė tokia slidi. Todėl Optimus Prime ir atsidūrė po vandeniu ir jis buvo taip stipriai apgadintas. Dabar vėl jaučiu kažką sunkaus. Galbūt pagaliau tai visas sunkvežimis, ne tik Optimus Prime dalys, bet visas išorinis autobotas yra apie... Bus atskleistas. O Dieve, kas tai? Vėlgi, o Dieve, tai dar viena Optimus Prime dalis. O Dieve. Tai yra milžiniško sunkvežimio variklio dangtis. Ir čia yra mėlyna ugnis. Ir čia matome autobotų ženklą. O Dieve. Taigi galime manyti, kad Optimus Prime'as buvo taip stipriai pažeistas per šį persekiojimą arba po smūgio į vandenį. Bet mes galime surinkti visas Optimus Prime'o dalis ir tada jas suremontuoti. Taigi tęskime ir darykime tai. Ir vaikinai, jei vis dar žiūrite, nepamirškite prenumeruoti, kad gautumėte dar daugiau magnetinės žvejybos nuotykių. Prenumeruokite dabar ir mes mesime. Taigi, pirmyn! Taip, vaikinai, manau žinau apytikslę vietą, kur gali būti visas Optimus Prime'as. Arba galbūt kiti transformeriai. Kažką sunkaus pagavau ir kažką didelio. Matau tai, vaikinai, matau tai. O Dieve. Taip, tai dar viena Optimus Prime'o dalis. Tai beprotiška, vaikinai. Tiesiog pažiūrėkite į tą daiktą. Ir mes turime kažkokį vidinį dalyką, kuris tikrai yra transformerio viduje. Taip, transformeriai yra tokie galingi. Šitas daiktas iš tikrųjų taip pat sunkus. Jis buvo taip stipriai sugadintas, vaikinai. Pažiūrėkite, kokie daiktai dideli ir sunkus. Optimusas buvo milžiniškas. Jis buvo toks didelis. Ir manau, kad ši dalis yra jo kaklo dalis. Jis toks sunkus ir toks galingas, tai tiesiog beprotiška. Čia tikrai beprotiška magnetinė žvejybos vieta. Mes ištraukėme visą transformerį Optima Prime'ą iš vandens. Mes gavome jo šoninę dalį. Mes gavome automobilio kapotą, duris ir daug jo rankos dalių. Bet kas čia atsitiko? Galbūt turėtume mesti iš ten, nes matau ten kažką keisto. Eikime tęsti mūsų tyrimo. Ir vaikinai, parašykite komentaruose, kuris jūsų mėgstamiausias transformeris. Galbūt tada galėsime sugrįžti čia ir pabandysime iš šios dalies sutaisyti Optima Prime'ą. Bet einam, tęsiam magnetinę žvejybą čia. Galbūt čia yra daugiau transformerių. O Dieve. Čia daug Optima Prime'o dalių. Štai čia galima matyti daugiau mėlynos spalvos dalių su ugninė raudona spalva. Bet kas tai yra, vaikinai? Tai yra Decepticonų ženklas. O Dieve, tai yra dalis lėktuvo. Priartėkite. Manau, tai kažkokie mūšio laukas, kur Optimus Prime'as kovojo prieš Decepticoną. Bet aš nežinau to priešo Decepticono, kuris buvo lėktuvas vardo. Jei žinote, drąsiai parašykite komentaruose, vaikinai. Man tikrai įdomu, jei esate protingi, žinoma. Bet pažiūrėkite, jis taip pat buvo labai stipriai sužeistas dėl visų šitų dalykų, šitų priešo lėktuvo dalių, Decepticono transformerio. Bet ši dalis, tai yra kita Optimo Prime'o dalis. Tai yra sunkvežimio padanga, kaip ir ta. Taigi, čia yra priekinė sunkvežimio dalis. Anksčiau tai buvo kažkas panašaus į tai. Manau, kad tai gali būti išmetimo vamzdis, kuris taip pat yra Optimo Prime'o dalis. Taigi, vaikinai, surinkome daugiau Optimus Prime'o dalių, kad galėtume jas paimti ir tada nunešti į ankstesnę vietą, kur tęsime Optimus Prime'o restauraciją. Bet pirmiausia, pabandykime čia mesti magnetą. Galbūt rasime daugiau dalių ir suprasime, kas tiksliai čia įvyko, kas buvo sunaikintas ir kodėl. Tad nešvaistykime laiko ir tęskime žvejybą su magnetu, ieškodami daugiau transformerių radinių. Ir dabar, taip, mano virvė įsitempė, todėl jaučiu kažką ant savo magneto. Pažiūrėkite į šį burbulą. Tai beprotiška. Kas tai? Ar tai dar vienas vamzdelis? Ar kas? Oho, vaikinai. O Dieve, ar tai tas dalykas, apie kurį aš galvoju?
Tai yra blasteris. Optimo Prime blasteris. O dieve, tai labai galingas ginklas. Net galingesnis už kardą, kurį radome anksčiau. Tai beprotiška. Taigi galbūt Optimus Prime'as naudojo šį nuostabų ginklą, kad sunaikintų šį kvailą Decepticoną dalimis. Bet mes jį radome po vandeniu. Jei jis vis dar veikia, išbandykime jį, vyrai. Skamba įdomiai. Gerai, pabandykime. O dieve. Šis ginklas buvo sunaikintas. Galbūt todėl, kad jis susilietė su vandeniu. Bet tai šiek tiek keista. Mačiau, kad transformerių ginklai yra labai galingi ir atsparūs vandeniui, bet ne. Tai iš tikrųjų skaudu. Tad tęskime ir meskime magnetą toliau. Galbūt rasime daugiau ginklų. Einam! Taip, gal po vandeniu yra Optimus Prime'as, o gal yra daugiau transformerių, bet jaučiu kažką ant savo magneto. Ir mes jau tuo ištrauksime tą daiktą iš vandens. Oho. Vėl kažkas mėlyno, vyrai. Turime kažką mėlyno, bet mano magnetas nuslydo. Pažiūrėkime, kas tai. Kas tai yra? Oho, vyrai! Tai tikrai dar viena Optimus Prime dalis. Sunkvežimio dalis. Tai iš tikrųjų yra priekinis stiklas. Taigi, jis turėtų būti sumontuotas priešais vairuotoją. Vairuotojas Optimus Prime viduje? Tai šiek tiek neteisinga. Bet kokiu atveju mes radome priekinį stiklą. Ir mums reikės šio daikto, taip pat kitų dalių, kad atkurtume visą Optimus Prime'ą. Taigi, netrukus juos parvešime ir pradėsime restauraciją. Jei tau patiko šis vaizdo įrašas, žinoma. Bet pamandykime. Pirmyn. Taip, iš tikrųjų, taip, kaip jau sakiau anksčiau, aš myliu Optimus Prime'ą. Jis mano mėgstamiausias transformeris. Jis toks galingas. O kuris tavo mėgstamiausias? Man tikrai įdomu. Taigi, mano radinys toks lengvas šį kartą. Ei, turime burbulus ir turime radinį. Palauk. Ką? Tai atrodo kaip kažkoks valdiklis, kuris atrodo buvo įmontuotas Optimus Prime'o kabinoje, nes jis turi tą pačią spalvą. Tai ar tas valdiklis skirtas valdyti jų Optimus Prime'ą? Tai neįmanoma. Optimus Prime'as yra tarsi gyvas žmogus, bet jį kažkas valdė? Nežinau. Grįžkime prie to Optimus Prime'o įradome anksčiau ir pagalvokime apie tai. Taip, visa ta dalis tikrai atrodo kaip Optimus Prime'as. Ir manau, kad priekinis stiklas buvo kažkaip taip įmontuotas. Tada turime automobilio kapotą. Ta dalis buvo čia. Žinoma, padanga savo vietoje. Čia turime visą ranką. Labai galinga ir labai stipri. Viena. Ši ranka laikė kardą. Čia turime išmetimo sistemą ir visą sunkvežimio šoninę dalį. Taigi, manau, turime tęsti žvejybą su magnetu. Bet vis dar nesuprantu, kodėl. Kodėl Optimus Prime buvo suskaldytas į dalis po kovos su šiuo Decepticonu? Kodėl jis atsidūrė po vandeniu, kaip matėme vaizdo įrašuose? Vienintelis dalykas, kuris man įdomus ir kurio nesuprantu, yra tas valdiklis. Jis tarsi buvo išjungtas, bet kodėl? Kodėl šitas daiktas buvo Optimus Prime viduje? Kaip jis veikia, aš nesuprantu. Ką? Kas vyksta, vaikinai? Palaukit. Čia yra Optimus Prime valdiklis. Šitas daiktas valdo ranką ir galbūt jis valdo visą sunkvežimį. Taigi čia buvo vairuotojas, kuris naudojo priekinį ratą, priekinį stiklą ir tą valdiklį. Jis vairavo tą Optimus Prime sunkvežimį. Taigi tai nėra tikras autobotas. Jis netikras. Tai labai profesionali replika. O dieve, tai beprotiška. Tai taip keista. Niekada nemaniau, kad tai įmanoma, vaikinai. Taigi tai nėra tikrasis Optimus Prime, kuris pateko į tą vandens telkinį. Dabar viskas paaiškėja, vaikinai. Bet mes vis dar galime jį suremontuoti. Mes vis dar galime atkurti visą Optimus Prime sunkvežimį. Ir jei norite tai pamatyti, prenumeruokite mūsų kanalą, paspauskite patinka po šiuo vaizdo įrašu ir parašykite komentarą. Bet kuriuo atveju tikiuosi, kad jums patiko šis vaizdo įrašas. Mano vardas yra Slavas, ačiū, kad žiūrėjote. Ir tai buvo Optimus Prime, kurį radote po vandeniu. Per žvejybą su magnetu. Kardas taip pat buvo netikras. Manau,